Taip, išėjom su pasivaikščioti. Einam, medį apžiūrėsim tokį gražų. Neįprastas medelis. Kaip draugelį nedėjau, kaip draugelį. Taip. Išėjom pasivaikščioti Voerde miestelėje. Šiek tiek apsiniaukė, lyja lietus, smulkus, bet nutarėm eiti. Apžiūrėti apylinkės. Miestą greitis visur ribojamas 40. Namukas su kokiais langeliais. Pažiūrėkit, kokią pašto dėžutę. Čia dar vastriniukas. Raitelis. Įdomybių. Čia kažkoks yra apleistas parkas. Gamyklėlė kažkokia. Da. Čia mes į darbą važiavome. Tai turbūt maudytis nelabai čia galima. Štai va, barža plaukia. Visai įdomiai. Reikia pamojuot, gal pamojos. Nu, manau, turėtų čia gylis būti nemažas. Jeigu tokie laiviukai plaukia. Aha. Nu, rimtai, mašiną pasidėjęs į darbą, atvažiavęs mašiną pasidėjau. Kažko čia nevietinė. Nu, kaip savo. Plaukia. Vieną baržą praplaukia, iškart kitą plaukia baržą. Kiek jų čia bus? Šitas jau be mašinos. Duotų signalą kokį? Net nežiūri į mūsų pusę. Gerai. Taip, visur čia tokie nuo kanalo einant keliuku, kas kažkiek, kas 100 metrų, 200 metrų yra perėjimas link gyvenviečių. Čia kažkoks yra traukinys, bėgiai važiuoja, bet dar nematėm važiuojančią, bet va kaip viskas kultūringai padaryta. Tokie, kad čia žmonės neprabėgtų, nepralėktų, pristabdytų su posūkiais, viskas nudažyta, tvarkinga. Na, į vieną pusę traukinys ir į kitą pusę, o čia jau į gyvenvietės galima eiti. Ir taip, kas porą 100 metrų, va ten dar matau aikštelę tolumoj, nežinau ar matosi. Na, eisim toliau tyrinėti. Gas, vadinasi, gas. Aš per neštą. Nu, čia mes kaip per 10 minučių tai daug jau čia pamatėm tų laivelių. Bet čia dujas turbūt iš tikrųjų, žiūrėk, vamzdžiai visokie. Kažkokios dujas perplaukdo tikriausia. Gal filmuočiau draudžiama? Skystintas. Na, jau kad. Dujas veda. Tokie modernūs laiviukai. Jo. Alas tiltas ir žvejų yra, net su palapinėm žmonės. Meškeriuoja savo, atostogauja. Bet kaip matau, mašinų jokių nėra. Turbūt čia su privažiavimu prie vandens griežtai.
Nors matau, vėžių čia liktai ir yra automobilinių. Šiek tiek. Tai paklausiau vietinio žvejo, kas čia kimba, tai kaip ir Lietuvoje visos žuvis tokios. Sakė, gan didelės, iki 5 kg net pagauna, o gylis čia irgi kanalo apie 5 metrus yra. Nu, kaip matėte, plaukė baržos, tai turėtų būti to gylio. Nu, ką čia žmonės va, palapinės pasistatė, turbūt miega čia per naktį, čia žvejoja, nežinau, geriausios įrangos susirinkę. Meškerių daug, mačiau ant sliekų gaudo, ant dugninių, nu tai tiek. Einame toliau. Taip, ėjom, atėjom į statybinę aikštelę, vos stovi toks grąžtas technikos, čia man atrodo kažką gręžia, pagrindą pasiruošę, va metaliniais lakštais išsikloja, ten tolumoje vėliavėlėm apsidėjo, kur eit galim, negalim, statybinis vagonėlis, nu jo čia, nu taip, čia grąžtai, aš taip suprantu. Kažką tai gręžia, kokią koloną, turbūt statys, gal tiltą, vėl kokį dar vieną. Nežinau, ką jie čia gręžia. Jo. Diametrai tai didžiuliai. Oi, tai ten jau turbūt iškasta bus. Bet mes gal neįsim aptvertą. Nes yra jau šilinys. Jo, jau bus tam išrausta. Einam toliau. Taip, mes čia ėjom ir kokius buivoliukus atėjom su tokiais didžiuliais ragais. Nu, ir čia daugiau yra, nebaikštus. Turbūt jie čia nepavojingi, nežinau. Tokie va. Nu. Buivoliukai, kas per ragai pas jumis? Didžiuliai tokie. Aha. Nulis emocijų. Pažymėti ausyse auskarai. Yra sužymėti. Na, čia gertuvė. Įkiša snapą ir geria. Nu. Strebia. Nu, kaip gerai. Tokie. Gerai, baigia išsikrauti. Visai nieko nebeliko. Jais turbūt ir baigsime šitą įrašą. Nu, su gerimu baigiam. Biški kvapelis toks duoda neblogas. Garbanė.